Šiame vaizdo įraše analizuosime, kaip Ukraina atkirtė Krymo sausumos tiltą. Čia Ukrainos pajėgos smogė vienas svarbiausių tiltų, jungiančių Krymo pusiasalį su Rusijos pajėgomis pietų Ukrainoje. Taip Ukraina nuosekliai perima viso Krymo sausumos tilto kontrolę, kiekvieną pagrindinį Rusijos tiekimo kelią paversdama grėsme. Čoncharo tiltas yra vienas svarbiausių logistikos ryšių tarp Krymo ir kitų Rusijos kontroliuojamų teritorijų pietų Ukrainoje. Tiltas driekėsi per Sivašo lagūną ir yra trumpiausio sausumos kelio, jungiančio pusiasalį su Rusijos pajėgomis Zaporižios ir Čersono regionuose dalis. Skirtingai nei ilgesni maršrutai per Kerčės tiltą ar šiaurinius kirtimus, Čoncharas leidžia greitai pervežti amuniciją, kurą, pastiprinimą ir sunkiosios technikos priemonės. Tai daro jį vienas pagrindinių arterijų, laikančių Rusijos pietinį logistikos tinklą. Ukrainos pajėgos tiesiogiai taikėsi į šią arteriją FPV dronais ir naujai pristatytų ilgo nuotolio Behemoth dronu, kuris smogė tilto dangai koordinuotoje operacijoje, kurią vykdė kelios Ukrainos specialiosios paskirties dronų smūgio grupės. Pranešimai ir vaizdinė medžiaga rodo, kad tilto dangoje buvo išsprogdintos kelios maždaug 1 metro pločio skylės, tačiau pagrindinė laikančioji konstrukcija liko nepažeista. Vis dėlto tiltui nereikia visiškai sugriūti, kad jis taptų nebetinkamas naudoti, pažeista važiuojamoji dalis iš karto padarė perėjimą nesaugų, todėl Rusija buvo priversta sustabdyti eismą ir apžiūrėti konstrukciją prieš bet kokius būsimus remonto darbus. Po smūgio eismas per Čoncharo tiltą yra smarkiai apribotas, labiausiai nukenčia sunkioji karinė ir tiekimo technika, o lengvesnės transporto priemonės gali pravažiuoti tik griežtai kontroliuojant ir sumažinta apimtimi. Sutrikus Čoncharo maršrutui, Rusijos transportas dabar turi judėti ilgesniais Armiansko kirtimais ir atitinkamų šiaurinių kelių. Tai sukelia spūstis, vėlavimus ir nuspėjamus eismo srautus, kuriais gali pasinaudoti ukrainiečiai, nes kiekvienas kuro sunkvežimis, amunicijos vilkstinė ir pastiprinimo kolona dabar turi praleisti daugiau laiko kelyje ir susiduria su didesne sunaikinimo rizika. Be to, šis alternatyvus maršrutas eina arčiau fronto linijos, todėl Rusijos vilkstinės tampa pažeidžiamos platesniam Ukrainos dronų ir artilerijos spektrui, o ne tik toliašaudėms smūgio sistemoms. Smogdama Čoncharui, Ukraina didina spaudimą visam Krymo sausumos tiltui, perimdama jį visiškon ugnies kontrolėn. Be pavojingo Armiansko ir uždaryto Čoncharo maršruto, likusios galimybės yra ribotos, nes Kerčės tiltas išlieka pagrindinė Rusijos strateginė jungtimi su žemyninė Rusija, kuri aptarnauja tiek kelių, tiek geležinkelių eismą. Tačiau tai taip pat vienas labiausiai saugomų infrastruktūros objektų pasaulyje, ją dengia S-400 sistemos, Pantsir baterijos, karinės jūrų patrulės, užtvaros, elektroninio karo priemonės ir nuolatinė stebėsena. Nors Kerčė vis dar veikia, pakartotiniai Ukrainos išpuoliai jau parodė, kad net ir šis stipriai įtvirtintas maršrutas nėra nepažeidžiamas. Tai palieka Rusiją prieš dvi galimas ateities kryptis, iš kurių labiau tikėtina didėjantis logistikos butelio kaklelis. Nuolat naikindama tokias perėjas kaip Čoncharas, Ukraina gali nukreipti Rusijos eismą į mažiau kelių, todėl vilkstinės tampa lengviau sekti ir sunaikinti. Tai smarkiai sumažina Rusijos manevringumą išvengti Ukrainos smūgių, o kartu labai sustiprina Ukrainos logistikos smūgių kampanijos poveikį, nereikalaujant daug papildomų išteklių. Be to, nors tiekimas vis dar gali pasiekti frontą, tai vyks daug lėčiau ir brangiau. Kiekvienas vėlavimas paveikia kuro pristatymą, amunicijos atsargas, transporto priemonių priežiūrą ir karių rotaciją, ribodamas Rusijos galimybės ne tik pulti, bet ir ginti dabartinės pozicijas. Antrasis, ambicingesnis variantas, kad Ukraina vykdo ilgalaikę kampaniją, kurios tikslas visiškai atkirsti Krymą. Tam reikėtų nuolatinių smūgių pagrindiniams sausumos keliams per Čoncharą ir Armianską, pakartotinių atakų prieš geležinkelio infrastruktūrą, jungiančią pusiasalį su Rusijos logistikos tinklais, keltų terminalų trikdymo ir galiausiai atnaujintų bandymų pažeisti Kerčės tiltą. Skirtingai nei ankstesniais metais, Ukraina dabar turi sparčiai didėjančią vidaus gamybos ilgojo nuotolio dronų arsenalą, tuo pačiu metu testuoja ir diegia naujas raketų sistemas, suteikdama Ukrainos planuotojams vis daugiau įrankių tokiai strategijai įgyvendinti. Tai kelia grėsmę visiškai atkirsti Ukrainos pusiasalį nuo Rusijos prieigos ir tiesioginės kontrolės. Apskritai, išjungdama vieną svarbiausių Krymo logistikos arterijų, Ukraina iš esmės sustiprino savo kontrolę Krymo sausumos tilto atžvilgiu ir privertė Rusiją atsidurti vis brangesnėje dilemoje.
Rusijos pajėgos dabar turi arba labiau pasikliauti ilgesniu Kerčės maršrutu, arba perkelti eismą į pažeidžiamus kelius arčiau fronto linijos, kur Ukrainos dronai ir tikslūs smūgiai gali padaryti dar didesnių nuostolių. Bet kuris pasirinkimas stiprina Ukrainos pozicijas logistikos kare ir nuosekliai didina spaudimą visam Rusijos pietų karo frontui. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrųjų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2-ąją mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Norėdami paminėti naujo žemėlapio pristatymą, taip pat skelbėme 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad spauskite nuorodą aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prisijungė, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug,